Štai tokiu tramvajum atvažiavom prie Atlanto. Nu kaip neatvažiuosi, nu šiandien vos pavaikštau po vakarykščio mūsų vaikščiojimo, pasižiūrėjimo naktinį portą. Bet va, Atlantas tai šaukia. Nors visas jėgas reikia pridėti vaikščiojimui. Bet norisi pasižiūrėti. Važiavom labai gražiu tokiu keliu palei upę, kuri įteka į Atlantą. Toliau parodysiu jums, kaip prieisim arčiau. Na štai mes su Gediminu ir atėjom prie vandenyno. Štai vartai, štai va jie, vartai iš porto upės išeina į Atlanto vandenyną. Nu kągi, labas Atlanto vandenyne. Jau čia ne pirmas vizitas mano prie Atlanto vandenyno. Štai švyturys. Kažkada girdėjau tokią diskusiją. Sako, kur pasaulio kraštas? Kažkas atsakė, Portugalijoje. Tai štai mes su Gedu atėjom į pasaulio kraštą. Įdomu. Na, nors čia pasivaikštau lygioj vietoj, o taip labai pavargau. Jeigu jau kas planuoja važiuoti, jeigu jūsų sveikos kojos, tai viskas tvarkoj, bet jeigu turite problemų su kojomis, tai būkite atsargus ir naudokitės. Ten jie turi tokius įdomius vežėjus, arba Uber taksi vadinasi, ir tų vežimėlių irgi yra Uber. Tai va, tai galite naudotis tais. Mes atvykom čia tokiu tramvajum, o čia jau vaikštom. O mieste tai miestas kalnuose, laiptų laipteliai, kalnų kalneliai. Tikrai šiandien dar esu pavargusi iš po vakar, bet labai smagu. Iki kitų susitikimų. Laukite naujų video, viską rodysiu iš Porto miesto. Man tai labai patinka Porto miestas.